Labai įdomus objektas, projektas. Priegulė randasi kažkur tai 20-25 minutės automobiliu nuo Klaipėdos miesto. Taip, čia turim butuką, kiemukas, šitie du langiukai. Objektas susideda iš dviejų butų. Butas numeris 1, 25 kvadratai ir butas numeris 2, apie 60 kvadratų, bet ten reikia pilno remonto, bet jau yra projektas padarytas sujungti abu šiuos du butus. Taip, butas numeris 1 jau yra suremontuotas, nedidelė kvadratūra, šildymas, kondicionierius, turim krosnikę, turim dušą tualetą. Šitam butukė jau drąsiai galite gyventi, o ten po truputėlį kitam bute darytis remontą. Nes pagal projektą, čia vat siena griaunama, darosi duris ir vat iš šito kambariuko taip pat darosi duris. Aišku, galite daryti ir vienas duris. Tai va, čia 25-24 kvadratai ir einam parodysiu dabar kitą butą. Namas yra istorinis, čia yra buvęs kaip ir toks dvariukas. Parodysiu, čia yra surinktos nuotraukos. 1920 metai, va čia gyveno tokie ponai ir va šitas priestatas va dabar yra atstatytas ir bus jūsų, tuoj aš jį jums ir parodysiu. Va čia buvo rasti daiktai kažkokie tais, kažkokia peleninė. Va, čia taip atrodė namas iš priekio. Ir dabar einam pažiūrėti butą numeris 2, kuriam reikalingas labai jau pilnas remontas. Nors jau yra padaryta nemažai darbų. Išvedžiota elektra, pakeistos visos lubos apšiltintos, išlietas betonas ir čia turim apie 60 kvadratų. Čia vat būtų tie išėjimai iš tų kambarių. Kaip sakiau, lubos sudėtos, apšiltintos, pakeistas visas medis. Čia vat būtų kaip virtuvikė. Butas šiaip labai ramioje lokacijoje, yra asfaltuotas privažiavimas, butui dar priklauso poros sandėliukų ir garažas. Ir va čia iš kiemo yra va tenai bus upė. Taip, ir čia dabar randamės tam priestate, kurį rodžiau prieš tai. Jis, kaip matote, šviežiai atstatytas iš blokelių. Viskas paruošta jau tolimesniai apdailai. Taip, ir galim pažiūrėti iš lauko ir va čia va kiemų. Iki va ten, kažkur tai gerų 50 metrų, yra upė. Taip, ir tuoj parodysiu šitą priestatą, kuris buvo atstatytas. Va, jis šviežiai atstatytas. Tai va, jeigu ką domina toksai va projektėlis, gamtos apsupty, asfaltuotas privažiavimas, šalia Minijos upės, Klaipėda netoli, tikrai tokia istorinė vieta, sakyčiau, ir ganėtinai nebloga kaina. Tad skambinkite.